Sveiki, mėlėjai. Jūs neįsigaskite ir neperjunkite kanalo. Čia tikrai laida Reidas. Ir šiandien laidoje matysite. Nekaltas dėl avarijos, o girtas. Seniai girdėta sakralinė Reido frazė. Ir tai dar ne viskas. Nekalta dėl avarijos, o girta. Taip, jums nepasigirdo. Klaipėdoje pietinėje gatvėje automobilio Mazda 6 vairuotojas stūmėsi atbulas ir su kabliu atsirėmė į gale privažiavusios girtos moters vairuojamą Saab 95. Jūs nematėt jos? Aš jos nemačiau. Ir važiavote atbulas? Mes čia sustojom, ruošėmės ir tik bimt ir viskas. A šitam automobilį buvo? Čia buvo. Palaukit, jūs šitam automobilį irgi buvo? Šitoj aš buvau. Sustojom, ruošėmės išlipti. Kur jūs čia prisigėrėte dabar? Atbulas bakt ir viskas. Įtrenkė pats va. Nu, bet žmogus kaltas, jisai pripažįsta, jisai čia viskas tvarkoj yra. Nu ir viskas, va taip mes sustojom čia. A jisai stovėjo toliau. Jisai toliau. A ko jūs su girta mergička važiavot? Ko jūs važiavot su girta mergička? Nežinau. Nesimatė? Gal nesimatė? Ir jums nesimatė? Čia mes ant buto vieną gyvenom. A, visi draugai? Nu kaip draugai, šitai jos mama čia gyvena jinai, nu. Nu, supratau. Nu, viskas. Tai sako, būtumėt nešaukus, būtų viskas tvarkoj pasibaigę čia vos ne? Tai kad ne, kad tikrai nebūtų. Sako, jau deklaracijas beveik pradėjot pildyti? Netrodo žinokis. Ne? Ne. Nu, galbūt. Dabar problemų tokių bus, šiokių tokių. Nu, kad taip, aš visą problemuotą. 26 metų Saab vairuotoja Airida sakė, kad baudos jį nemokės, ji geriau pasėdės areštinėje. Juolab Amerikoje yra sėdėjusi net pusę metų kalėjime, tai čia su Klaipėdos areštinės gultais jos nieks lai negazina. Apmaudavo, kad teks vaikščioti pėsčiomis, nes jau kartą prieš 4 metus yra įkliuvusi vairuojanti girta ir šiuo atveju jai bauda bus skirta tik už vairavimą išgėrus, o dėl eismo įvykio buvo užpildytos eismo įvykio deklaracijos. Štai toks pirmas girtas reportažas, o štai kitas bus netoks kvapnus. Vieną rytą buvo gautas pranešimas, kad žvyrkelyje važiuojant kairių poligono link, nuo kelio nuvažiavo ir krūmuose sudužo automobilis Nissan. Pagal vėžes ant kelio matosi, kad skriejant žvyrkelių miesto link išvažiuota į priešingą eismo pusę, nuvažiuota nuo kelio, stogu trenktasi į berželius ir iš avarijos vietos pabėgta metus automobilį. Spinelės nesugadintos, aplink tyla, Čiurlionio ramybė. Tai va, Nissanas sudaužytas, raktelių nėra, žmogaus nėra. Smūgis ėjo, į keleivio pusės. Ką? Spinelė neprasukta. Spinelė raktų nėra. Spinelė neprasukta. Pro šalį važiavo Lietuvos kariuomenės vilkstinė ir tai atleidžia viešpats tiems bambekliams, kurie aiškina, kad kariuomenė neprivalėjo gelbėti lėktuvo An-2. Gal šį kartą nekūkčios labai, jog sustojo kariūnai pasidomėti, kas čia vyksta. Nėra vairuotojo. Šeimininkas po 70 mašiną matė kieme. Šeimininkas mašiną matė kieme po 70. Vėliau atvažiuos policijos pareigūnai, o Reidas savo ruožtų išsiaiškino, jog šis automobilis naktį Laukininkų gatvėje raižė saulės vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje. Jame buvo dviese – šauktinio virktinio amžiaus jaunuolis prie vairo ir mergina. Ko gero, merginos rytą nebuvo, nes būtų mažiausiai plaukus susitaršiusi, juk stogas nuo berželio linko kaip tik ties keleivio galva. Klaipėdos kelių policija ar šio reikalo taip nepaliks ir kaltininkas bus nubaustas. Du Fordai susidūrė Vilniaus plente važiuodami nuo Jakų žiedo miesto link. Pavyzdžiui, mums tai viskas aišku, kaip čia buvo. Mes kažkaip įvertiname mašinų apgadinimus ir mums tikrai viskas aišku. O štai avariją sukėlusiai Ford Fiesta vairuotojai niekas neaišku. Nors neaišku, su mumis nekalbėjo. Tai, kad mums ir nereikia, nes mums tai viskas aišku. Antrą josą važiavo. Va, pagal šitos apibraižymus. O ta ką daro mergina? Bijo. Nežinau, laukia policijos. Bet žinai, reikiausia, ar ką jinai darė? Jo, reikiausia. Nu. Žinai, dar kai buvo stovėjo, čia daug mašinų buvo. Aha. Jeigu būtų gal važiavę, tai gal, žinai, gal būčiau aš suspėjęs. Aha. Stovėjo ir net nemačiau, ar rodė. Supratai, nesvarbu, bet keitė važiavimo kritinės. Aš matau, kad jūs važiavot. Va. Aišku. Aš matau, kad jūs važiavot va šitą, va antrą juostą jūs važiavot. Jo. Ir jos su ratu atrodo šiaip. Vėliau Ford Fiesta vairuotoja prisipažins, kad taip ir rikiavosi, pažiūrėjo į abu galinio vaizdo veidrodėlius, ten nieko nematė, nieko nebuvo, tai ir rikiavosi. Štai taip kartais būna, kai pradedi rikiuoti, žiūri veidrodį, o ten laukus matai, pievas Lietuvos, bet tik ne kelią. Tai yra ne tai, kas už tavo nugaros dedasi. Tai čia šita istorija ir buvo apie tai.
Šilutės plente pėsčiųjų perėje partrenkta pėsčioji, policijos bangomis atskriejo informacija, kad moteris gulė ant žemės be batų. Pasak Opel Zafira vairuotojo, moteris per gatvę bėgo. Per perėją jį bėgo. Ir kas yra įdomiausia, jis, vairuotojas, gatvėje buvo vienas, aplinkui šalia nebuvo kitų mašinų. Jis važiavo pirmą juostą, moteris atbėgo iš kairės pusės. A pėsčiųjų perėje buvo viskas, sakykit, mielas ponė. Jau čia šalia perėjos. Šalia perėjos. O iš kur ėjo? Bėgo. Bėgo? Bėgo. Bėgo. Koks skirtumas, kad bėgo? Iš kurios pusės jinai atbėgo? Iš kurios pusės jinai atbėgo? Tai bėgo iš ne. Nuo mėsos kombinato, taip? Taip. Bėgti kaip davino, stabdžiu, bet jau nebespėjau. Ne, šitas buvo senai jau. O čia? Tai kuri čia vieta dabar įdomu? Ne, tai pusė į degalėje. Degalė? Taip prie pat bordiūro jau suprantu, kad... Moteriškė 40 metų. Jai lygiai tiek metų, kiek metų vairuoja Opel Zafira vairuotojas. Partrenktoji atsipirko kojos raiščių patempimu. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. O dabar vėl girtas siužetas. Trečiadienį apie 17 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad nuo Jakų žiedinės sankryžos Palangos link įtartinai ir pavojingai važiuoja keleivinis mikroautobusas. Automobilis vingiuoja keliu, blaškosi po eismo juostas. Į paiešką suskubo net 3 policijos ekipažai. Gargždiškiai pareigūnai automobilį Mercedes sustabdė Liepų gatvėje. Netrukus įvykio vietoje pasirodė Klaipėdos kelių policijos ekipažas. Keleivinio mikroautobuso vairuotojui Edvardui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,41 promilės alkoholio. Į kokią nemalonę istoriją pakliuvo? Gintaro. Taip, Gintaro. Būgers. Nefilmau. O jūs su žmonėm važiavote? Ne. Ne? Ačiū Dievui, būtų reikalų. Būtų reikalų. Nu, būgers, nefilmau. Mes pažįstami? Jo. O bet tai pranešimas buvo, kad pavojingai vairuojate. Ką prasme? Kad pavojingai vairuojat pranešimas, todėl jie jau ir sustabdė jūs. Ne, turime tuščias važiavau iš. Ne, tai tuščias, bet pranešimas buvo, kad žmonėm nepatiko, kad jūs pavojingai vairuojat. Vat apie ką aš kalbu, mielas ponė. Tuščias važiavau. Ką? Tuščias. Ne, tai tuščias. Ne tie žmonės, ne keleiviai skambino, o kiti. Gerbiamas vairuotojų, o kiti eismo dalyviai. Tai vis tik filmuoju. Mano darbas toks. Šlikštokas toks, bet aš už tai, kad girtų nebūtų keliuose. Aš už tai. Nepamesk mane. O kas atsitiko? Kur mes prisigėrėm? Kokią progą? Trečiadienis. Nefilmau būgers. O tai esmė kame? Bet tai reikalų dabar bus. Vidutinis girtumas. Bus. Čia, tarkim, pinigų turėsit, bet vairuotojo pažymėjimo netenka. O tai čia reikalų dabar bus. Reikalų bus. Labai daug. Būgers. Negaliu, nepyk, negaliu, nei būt geras, nei blogas. Mano misija tokia. Ginuosi aš viešumu nuo girtų vairuotojų. Pats. Ir ginu kitus. Da ne tam esmė. Čia buvo tik 300 metrų nedavažiavau. O kur? Čia reikia pasukti? Ne. Toliau biškį. Iki Klaipėdos viešbutį. Važiuojant namo, jam neva buvo paskambinta ir pranešta, kad žmona pradėjo tvarkyti skyrybų dokumentus, tad jis iš magistralės pasuko į artimiausią gyvenvietę, Vėžičius, ir ten pasigėrė. Vairuotojo Edvardo laukia 579 arba 868 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 2-3 metams arba 10-30 parų atsisėdus į areštinę. Tačiau vis tiek netenkant vairuotojo pažymėjimo tokiam pačiam laikui – 2-3 metams. Rubrika Filmuoja reido reporteriai nebesutelpa į vieną dalį, tad bus 2. Viena pirmos laidos reidas dalies pabaigoje, kita antros dalies pabaigoje. Ir nežiūrėkite jūs į šią verdančią žoliapjovę. Jūs pažiūrėkite, kaip Volvo įvažiuoja į žiedinę Baltijos ir Šilutės plento žiedinę sankryžą. Matote, ir nežiūrėkite, kaip ta žoliapjovė kratosi per miesto gatvių duobes. Jūs žiūrėkite į Volvo, kaip tas išvažiuoja iš žiedo. Ir taip negalima, kaip šaunama į duonos kombinato teritoriją iš antros eismo juostos į dešinę užlendant šlykščiai reporteriui Kęstučiui prieš nosį. Šioje vietoje įvažiuoti į Jakų žiedą skirta tik viena eismo juosta ir tik vienam automobiliui, bet vakarinių spūsčių metu kitą kartą čia sutelpa 3 ir 3 įvažiuoja į tą Jakų žiedą. Ir vėl žiedas. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinė sankryža. Visi sukasi ratu, o keleivinis autobusas bando spėti. Būtų gavęs į šoną, būtų kaltas likęs, juk iš šalutinio kelio atvažiavo.
Tas pats žiedas, tik kita pusė. Žiūrėkite, kaip yra išvažiuojama iš žiedo. Brolis šaunuolis vargo nematęs. Šiaip, pavyzdžiui, bimbalai po tokių manevrų tai dažniausiai nulekia į skiriamą juostą galą atsukę, bet čia buvo Mercedesas. Čia neva rimčiau. O čia kitas to paties filmavimo herojus Audi blaškosi nerodant posūkių signalų, o Taikos ir Kauno gatvių sankryžoje tai pavaro lėkdamas per keleivinio transporto eismo juostą. Ta pati vieta, tik kita diena ir kita kelio pusė. Automobilio Volkswagen Golf vairuotojas į sankryžą įvažiavo jau degant geltonam, tai yra draudžiamam šviesoforo signalui, ir kitas to paties filmavimo herojus, narsus dviratininkas, pavarys degant raudonam šviesoforo signalui. Reido reporteris sako, kad šis automobilis visus apgavo aplenkdamas mašinų eilę per degalinės teritoriją. Na, taip daro lygesni už lygius. Kitas jaunuolis vėluoja į mokyklą, todėl ir bėga į stotelę, nesižvalgydamas į šonus. Spės, nespės, netaip svarbu. Svarbu, kad gyvas kitą kartą liktų. Išvažiuojant iš Kretingalės, tai įprastas vaizdelis, kai vienas velkasi pagal kelių eismo taisyklės, tai kiti lenkia nebūtinai pagal kelių eismo taisyklės. Lenkia per ištisinių krūvą linijų. Vilnius Žemynos gatvės ir Laisvės prospekto sankryža. Ir iš kur tu žmogau atvažiavęs, ar iš kaimo, ar iš Londono. Tiesą sakant, koks skirtumas, bet net Vilniuje negalima šitaip važiuoti prieš eismą. Dabar dar pakalbėkime apie žiedus. Kad jau skiriame daug dėmesio žiedams, tai štai, kaip gali būti, kai išvažiuoji iš žiedo, o ten gyvenimo prispausta moterėlė bando per gatvę stumtis, nes kitaip negali, jai sunku, jei norisi pas Šventą Petrą greičiau. O čia atkeliavo perspėjimas iš Palangos. Šį kartą šis dviratininkas įkrito į melioracijos griovį. Kitą kartą jis gali griūti į važiuojamąją kelio dalį. Štai šis pilietis mums linki gero kelio ir... Dabar laidoje ilgoji pertrauka. Po jos laidoje toliau matysite. Palangoje susidūrė du šiauliški automobiliai. Pabudytas automobilis atsidūrė vasariniuose Kviečiuose, miegamuosiuose rajonuose niekas neatšaukė greičio 50 km per valandą ir aišku, antroje laidos dalyje neapsėsime, be rubrikos filmuoja Reido reporteriai. Tiek reklamos, anonsų ir konkursų. Na, o dabar tęsime antrąją Reido dalį. Kelyje Gargždai Kretinga ties posūkiu į Kvietinius ūkininko pasėlio su toli nuo kelio atsidūrė automobilis. Pasirodo, kad jo vairuotojas buvo pabaidytas iš šalutinio kelio išvažiuojančio automobilio Audi A4, tad japonas vengdamas susidūrimo mostelėjo į laukus. Iš šalutinio išvažiavot. Ir išgąsdino žmogų. Ir jisai ten. Pirmas nuliukai. Ir antras. Irgi antras nuliukai. Pasibaidėt ir nuvažiavote? Nu, išlindo priešais spyną išvengti avarijos. Supratau, vienas važiavot? Na, vyrai užpildys eismo įvykio deklaracijas, nes buvo blaivus ir viskas aišku, o vėliau atvažiuos ūkininkas ir baisiai užpyks, kad po jo laukus mašinos važinėjasi. Klaipėdoje Lužų ir Bandužių gatvių sankryžoje susidūrė taksi Mercedesas, bet tai kaip plotasi. Taip, kad pagalvės iššaudė, o ant gatvės pabiro daiktai, kolonėlės ir kiti rakandai. Taksi vairuotojas neslėpė, kad atvažiavo iš šalutinio kelio, tik jis sakė, kad Mercedesas atvažiavo didžiuliu greičiu. Nu šitą vairavau. Pagrindinį kelių važiavot? Ne pagrindinį, aš iš šalutinį lindau šitos dideliu greičiu. Aha. Ką darysit? Nieko, policija iškvietėme, laukiam. Nu, tai kad jeigu sužeistų nėra visi blaivus. Blaivus? Tai kad ir kaip ir viskas aišku tada, kas iš šalutinio tas kaltas? Na, tai gali būti, tai aš nieko ne. Nu, jeigu deklaracijų neturi duočiau. Ne, tai policija. Pafilmuokim. Kokią laidą jūs, sakykit, filmuojate? Kokią laidą Taksi pasaulyje? Labai gerai, Taksi pasaulyje. Kas gero Taksi pasaulyje? Supratau, be keleivių buvot? Be keleivių. Be keleivių. Aišku, kai kažkas kažkam neaišku, reikia kviesti policiją. Atvažiavo ir paaiškino, kad čia greitis ne prie ko. Čia šalutinis pagrindinis prie ko. O aš iš šalutinės. Šalutinė? Pravažiavau. Čia Koks automobilis? Taksi. O jūs? Nieko neįsivadėsiu, vaikai lanko. Ir važiavau 30. Pastebėjau jį. Į dešinę mėginau sukti, išvengti. Bet kai jau stabdžiau, jau mačiau, kas jau viskas. Nu tai jau kas aišku yra. Deklaracijos geriausiai yra turintis. Ne, tai bet pareigūnas, pasižiūrėkit, kokiais 30 važiavo, jeigu jisai man priekį nunešė ir visos paduškas, visą mašiną sulakrytą. Palaukit, gerbiamasis. Ne, tai aš tai matuoklį, čia, suprantat, čia nieks niekur negreičio matuoklį, nieko nėra. Niekas neužfiksavo greičio, teisingai. Čia galimas greitis yra 50 km/h, čia zonos niekur nėra. Girdėjot?
Formaliai čia greitis gali būti 50 km per valandą. Jums nepasigirdo. Čia normalios Lužų Bandužių gatvės Kone kiemai. Tačiau niekas kelio ženklų nepakabino nuo pačių rajono įkūrimo pradžios, jog čia yra gyvenamoji zona ir tada visi būtų priversti važiuoti 20 km per valandą. Sekmanį Klaipėda pabudo po džiazo, bet nei girta, nei pageringa. Naktį Pilies gatvėje buvo sulaikyti 3 girti vairuotojai, tad nenuostabu, kad ir rytą įsirikiuota toje pačioje Pilies gatvėje. 7 val. Ryto čia buvo įrengti 2 kelių policijos postai ir viename iš jų prie tilto per Danę buvo sustabdytas pirmas neblaivus vairuotojas automobilio Volkswagen Passat vairuotojui Andriui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,12 promilės alkoholio. Vyriškis paaiškino, kad išvakarėse išgėrė 8 butelius alaus, o sekmanį reikėjo į darbą. Po to pagalvojęs, kad į darbą girtam važiuoti negražu, paaiškino, kad išvakarėse išgėrė 8 butelius alaus, o sekmanį reikėjo į vaistinę. Šioje vietoje išgirdome ir gražius žodžius. Gerai, važiuok. Kiek kartų tikrinau jūs šiandien? 3, taip. Ir vis blaivas? Blaivas. Su kriaušėm važiuoju, grįžtu iki krau. Gero kelio. Ponas Vačikauskai mane filmuoja. Taip. Tai labą rytą. Labą rytą. Apie 10 val. 2 kelių policijos ekipažai persikraustė į miegamosios Klaipėdos rajonus. Vingio gatvėje užvažiavimą su dygliuotomis padangomis anuliuota automobilio Volkswagen Golf techninė apžiūra. Dar 2 vairuotojų organizme rasta leistina alkoholio norma. Abu sakė, kad žino, kiek gerti, kad neįkliūtum. Reikia klausytis džiazo ir gerti nedaugiau kaip po 2 bokalus alaus. Po pietų pareigūnai sustabdys neblaivų krepšininką Vidą. Ne iš Neptūno jis, nesigazdinkime. Tam mūsų Neptūnui ir taip blogai. Toks buvo sekmanio reidas lengvai pageringas, nurimus miestui po džiazo ir dar negavus šoko dėl miesto krepšinio pasiekimų. O čia džiazo festivalis, o čia yra tikrai, o čia iš džiazo festivalio vyrai grįžta po vakarinio koncerto. 8 val. Ryto, Klaipėda, Vingio gatvė. Filmuoja reido reporteriai. Jie filmuoja įžūlius veiksmus, kaip šio dviratininko, kuris kaip koks baikeris prasispraudė tarp eilių Statybininkų prospekte ir dar pėsėje apvažiavo. Kitas įžūlus dviratininkas, važiuodamas per pėsčiųjų perėją, dar pažiūrėjo, neva ko nori, ko čia važiuoji, ko tu nori, čia aš važiuoju. Taikos prospekte netrukus pamatysite keistą autobuso vairuotojo elgesį. Šauna žmogus į kairę kraštinę juostą ir po to staiga persigalvoja, rikiuosi atgal. Filmuotojas sako, kad buvo labai nejauku. Čia Lietuva, čia žmonės vaikšto gatvių viduriu ir ką tu jai, ji čia gyvena ir vaikšto kur nori. Šilutės ir Baltijos žiedė važiuojantiems žiedų reikia labai saugotis tų dizelinių nepatraukiančių mašinų, kurios bando įvažiuoti į žiedą. Taip buvo ir bus. Ir ypač nejauku, kaip iš šalutinio įvažiuoja koks griozdas prieš nosį, kaip šis šovėsi į jakų žiedą. Tai dar gerai, kad kokios malos nepurptelėjo ant priekinio kapoto. Įvažiavimas į tą patį jakų žiedą. Tamsa visureigio vairuotojų. Esate lygesnis už lygius ar kaip suprasti? Tamsos numerius komisaras susirašė, laukite laiškų. Už tokį važiavimą yra bauda nedidelė, bet vis tiek policijos kompiuteryje jau bus fiksuotas pažeidimas. Kitas gudrutis Šilutės plente iš 3 juostos į pirmą šauna kaip koks Volkswagenas ir aišku ant stabdžių užmina prieš nosį. Kai atsitinka avarijos, tai jos ir atsitinka. Kai vieni pajuda per geltoną, o kitas dar važiuoja jau per raudoną. Vaizdo registratoriai yra gėris, nes po to būtų pešamasi, kas kaltas tokioje situacijoje. Vilnius, Minties gatvė. Kabrioleto vairuotojas ko gero gerą darbą norėjo padaryti, praleisti iš galo dešinėn sukančius, bet sako, kad taip negalima. Taisyklės draudžia būti draugišku. Kaunas Raudondvario plentas, lenktyninis Mitsubishis, gal net 9 Evo, o gal net ir visas 10 šauna į dešinę iš 2 juostos. Pakankamai įžūliai, tiesa. O štai ir pretendentas į savaitės pavairavimą. Štai visureigis, kurio vairuotojas sumanė štai taip pasisukti tiesiai po Klaipėdos Sąjūdžio būstinės langais. Tai padarė kirsdamas ištisinę liniją. Jūs tik pagalvokit, po Sąjūdžio langais. O čia praėjusios savaitės vaizdelis atkeliavęs iš Palangos, čia Vytauto gatvė. Policijos patrulio automobilis lėtai važiuoja ir suka į Kęstučio gatvę. Stebėkite šį baltą automobilį, iš jo netrukus nieko neliks. Tik pareigūnai pasuko į dešinę ir už jų nugarų įvyko katastrofa. Peugeot 206 susidūrė su Toyota Avensis, kurio vairuotoja irgi gera. Atostogaujantį pareigūnę važiuodama su 2 vaikais sankryžoje lenkė policijos automobilį. Abi dabar jau duženas vairavo Šiaulių miesto gyventojai. 20-metis Peugeot vairuotojas sukėlęs avariją, kitą kartą sakė, truputį stebės aplinką Palangoje. Stebės ženklus ir nevarys be stabdžių. Nevarys, nes avarija nesibaigė deklaracijų pildymu. Mat kitą dieną į ligoninę kreipėsi motina ir vaikas iš Toyotos. Šiandien laidoje viskas. Kitoje laidoje Vaičekauskas jums paaiškins, kur buvo dingęs. Būkite aplankyti. Sudie.